Panašu, kad mes pirmi. O, ne pirmi. Labas rytas. Mašina ne ta, operatorius ne tas. Kaip čia bus šiandien, nežinau. Labą rytą. Labą rytą. Labą dieną, žiūriu, nuolatinė jau pasidarė. Aš galvoju, pasižiūrėjus. Mes sveikinomės, nežinau. Pasižiūrėjus į tavo džepą, reik nusileisti orą jau. Tai ką čia veikia dabar? Jo, ir sausainius valgo. Įdomiausia, kad aplenkiu motociklininką, kuris važiuoja vieną ratą su gipsuotais. Sakau, jeigu kas būtų foto būtas. Labą dieną. Sveiki, Vaidas. Bet žiūrėk, ne paskutiniai atvažiavo. Dar signalą nuo Klaipėdos girdėjau. Sakau, signalą nuo Klaipėdos girdėjau. Labai gerai. Stengiamės. Labą dieną. Sveiki. Moteriškis ten turi kažkokių svarbesnių reikalų aptarti. O dabar važiuojam ir bevažiuojant ir išsiaiškinsim, kas toliau. Tai žinai, dar taip nėra buvę, kad samagonas yra šviežias iš šito maršruto. Matau, kad išsigandus, sakau, ramiai, mes nuvyto. Nuvyto. Pagalvojau, koks čia populiaresnis vardas. Tai sakau, tai jau turi, jo, šviežias. Tai gerai. Daug paragau. Geras. Paragau, jo, tikrai geras, žiauriai skanus. Rimtas jau čia? Seniai, be tokio ką. Egidijų. Aš iš karto Povilas. Tai iš naujo, Egidijų. Povilas. Ne, mes su Paviu, mes čia trys. Šventa trejybė. Ot užkasti tai galima, ne? Aš dar papjaustysiu, čia ne paskutiniai. Ne paskutiniai čia. Ne. Tai su panašiu dalyku susidūrėm, kas buvo prie Lopaičių piliakalnio. Dolmenas atseit. Nu tai kas gali paneigti, kad čia ne dolmenas, bet kas gali patvirtinti. Kad čia dolmenas. Dolmenas, aišku. Aš tai žinau tabletės dolmeno, tai nelabai panašu. Nuo skausmo. Ką čia tos matykės? Bet tai vis tiek pasimelst galim. Tai čia, žinai, poveikis tas pats, čia atėjai pasimeldėjai ir tos maždirgo. Čia vaidilutės aukodavo, ant kito akmenų. Ir čia aplinkui dar yra apie 50 akmenų, išsibarščiusių. Tai čia ne paskutinis akmuo, kurį šiandien matysim, o šitas atseit čia šventvietė, o kitas atseit riboženklis žemės. Bet aš dabar galvoju, negi kažkas aną akmenį galėjo atnešti ant žemės ribos ir padėti. Daug gyvybės savy, gal taip Labai keista, nes seniai lėjau vis tiek šitas vanduo, tai... Bet aš niekad nebandęs, bet nežinau, kiek čia 10 kartų gal nebuvau prie jų, panašiai. Tai vandens čia visada yra. Ar jisai neišgaruoja? Čia tas pats, kurį visus tos 10 kartų matei. Galbūt. Nu jo, tai čia nežinau, gal žmonės... Jo, Čia ir pabaigsim. Kokiuose vaizdingose pasižiūrėsim vietose žmonės gyvena ir kažkada tai gyveno. Ir kažkada tai šitas kelias ėjo per tą kaimą ir nuėjo vieną pagrindinį kelią, bet dabar ar jie patys užtvėrė, ką bet tas minutės gyvavau. Televizorių tai žiūri. Lauko virtuvėlė. Tikrai. Čia žinai gal. Kai plaukus primesdavom. Vieni kitiem privaldavom.
Vilius laimėjo. Vėliau pradėjo pjauti. O? Ne iki galo dar. Man atrodo, kad iki galo. Ne, va šitoj pusėje. Kad užspaustų. Tas rankenos nušioviai. Vienas dirba, visi Nu tai kaip... Matau du vyrus tikrus. Reikia dėžę nunešti va ten. Supratom, gerai. Nu, bet kur, nu? Tai tu frauderis ar... O frauderis ar ne frauderis? Dabar jeigu turiu ant ko pykti, tai galiu nuplikyti nagus. Gerai. Panašiai kaip pragarė. Vieną ratą skambinti. Visi pradėjo. Kryžių kalne. Leidžiasi, filmavęs, važiuoji, saulė ten leidžiasi, taip labai gražu, viską gražią. O! Čia gudriai. Tai čia yra karaimų kenesa. Tai jos nereikėtų painioti su totorių mečete. Nes totoriai yra musulmonai, o karaimai tokie žydų atmaina. Nu kaip visada sovietmečiu, čia buvo grūdų sandėlys padarytas, dar kažkas, tai nu jau kai pradėjo visai griūti, va uždengė. Taip ir paliko. Kita mašina. O tu paėsi, nėra karai. Jo. Artūrai. Tai kada dabar susitinkat? Kada? Iki? Tai jūs jau dabar kuriam laikui mus paliekat, ne? Dar ne. Ai, dar ne, dar dalyvausit. Aš neatsimenu, žinai, kas tam užsirašė. Iki? Tai jūs dabar į tą Tauragę varysit? Mes į Klaipėdą. Ai, Klaipėdą? Aha. Iki? O iki? O bernai šachmatai žaidžia? Iki?